Aš esu Linas Valangevičius, esu profesionalus kartingo lenktynininkas ir šiais metais FIA Motorsports Games atstovausiu Lietuvą karting slalom disciplinoje. Aš esu Meda Miskeliūnaitė, man yra 14 metų ir šiais metais Lietuvą atstovausiu karting slalomo disciplinoje. Tai šiais metais važiavau Rotax Max Senior kategoriją, tai yra suaugusių klasė, ir šiais metais pavyko laimėti čempionatą ir tapau čempionu. Taip pat pernai tapau OK Junior klasės vicečempionu Lietuvos kartingo čempionate. Mano karjera prasidėjo visai neseniai, vos prieš metus pradėjau intensyviai domėtis kartingų sporte. Per šį sezoną bendroje įskaitoje užėmiau 2. vietą. Karting slalom mums yra visiškai nauja disciplina, kadangi jos nėra Baltijos šalyse, ir tai yra visiškai skirtingas dalykas, lyginant su sportiniais kartingais. Ten yra trasa, faktiškai nupiešta trajektorija, o čia kai tik atvažiuojame į trasą, mes sužinome, kokia bus konfigūracija. Tai kaip ir minėjau, buvo mano vienas iš pirmųjų kartingų sezonų, tai sekėsi gan įdomiai. Pirmas varžybos buvo gal turbūt su liūdnesniais rezultatais, nes nebuvau tiek įgudusi, kiek dabar, bet tada sutikau daug bendraminčių, aišku, ir treneriai paaiškino mano pagrindinės klaidas ir sezono gale pradėjau užiminėti gan geras vietas, tai yra podiuminės vietas. Šį sezoną važiavau, kaip ir sakiau, Rotax Max Senior kategoriją. Sezonas buvo tikrai nelengvas, bet vertas. Tai šiais metais tiesiog pavyko laimėti Lietuvos kartingo čempionatą Rotax Max Senior kategoriją. Taip pat pavyko laimėti keletą varžybų, taip pat įskaitant ir vienas Latvijoje. Tai FIA Motorsports Games karting slalom disciplinoje bus elektrinis Audi kartingas. Jo išskirtinumai yra tokie, kad jis yra elektrinis, nei kaip paprastai būna kartingai varomi benzinu, ir jis tiesiog neturi garso. Pagrindinis tikslas yra parsivežti auksinį medalį į Lietuvą ir laimėti auksą. Taip pat susipažinti su daug žmonių, kurie man padėtų kilti laipteliais aukštyn. Lietuvai linkiu tiesiog didžiuotis savo šalimi ir nešant Lietuvos vėliavą būtų aukštai iškėlus galvą, nes esame tokia maža tauta, bet lietuviai dalyvaus negi 14 disciplinų, ir linkiu pasitikėti savo komandą, savo techniką ir tiesiog siekti aukščiausių rezultatų. Man jausmas yra labai įvairiapusiškas, nuo laimės iki jaudulio ir streso, bet žinant, kad ne viena atstovausiu Lietuvą, tai duoda galbūt ir pasitikėjimo savimi, kad bus tokia lietuvių komanda, kuri galbūt tave ir padrąsins ir tau padės kažkuo, ir tiesiog taip kaip komanda eisime pirmyn. Tiesiog tikiuosi, kad bus labai didelė konkurencija, nes tai yra labai didelis renginys. Renginys bus tikrai įdomus, kaip Linas ir minėjo, bus daug konkurencijos, bus daug varžovų, labai bus įdomios rungtynės žiūrėti, bei jose net ir dalyvauti. Tai pasibaigus mano sportinių kartingų sezono rugsėjo viduryje, mes pradėjome stipriai ruoštis. Taigi, Kartlandas, taip pat ir Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Darius Jonušis, taip pat plytinės kartodromo vadovas Aleksejus suteikė galimybę važiuoti aikštelėse, kurios tinkamos treniruoti slalom disciplinoje. Jie mums suteikė techniką, kartingą, padangas, bokštelius ir visą atributiką, kurios reikės ruoštis šitom žaidynėm. Mano irgi vyksta labai intensyviai, kaip ir Linas minėjo. Taip pat stiprinam kūną ir sporto salėje, dirbam nuo pirmadienio iki sekmadienio aikštelėse, turim be galo daug darbo ir laisvas laikas lieka treniruotėms. Aš asmeniškai neturiu jokio talismano, tiesiog mėgaujuosi šituo sportu ir siekiu aukščiausių rezultatų. Aš turiu tokį, nežinau, kaip ir judesį su rankom, be kurio negaliu išeiti į trasą ar net atsisėsti į kartingą. Tai judesys yra toks ir tiesiog man gali jis padeda susikaupti ir tiesiog man palinki gero greičio. Kviečiu visus taip pat mus palaikyti FIA Motorsports Games. Taip pat bus tiesioginė transliacija spalio 23-27 dienomis, bus ir atidarymo ceremonija. Stebėkite ir palaikykite visą Lietuvos autosporto rinktinę.